Sveiki, aš esu Bruknė O aš Rokas. ir šiandieną mes išpakuosim virtuvę. Na tai man gal su ją tau padėti? Žinai, aš nesilpnas esu. Gerai, Tai ką, išpakuojam? gerai. Na, šitą perlaužyti tai tikrai nepavyktų, kaip manai. Nu jo. Tuoj pirštus susilaužyčiau. Na tai ką mes čia matom? Daug detalių, daug visokiausių įrankių, kaip čia va kranas, kaip čia tas kranas. Ai va, čia taip turėtų stovėti. Dar turime lempučių. Čia lempa? Lemputės. Jo, lemputės. Ne. Čia keptuvės. Gal dar viena yra? Ai va, dar viena. Čia keptuvė. O kas čia? Kaip manai? O, Taip, dar turime visokiausių mažyčių detalių. Dar turime daug varžtų visokiausių. dar turim stalo įrankių. Taip. Na ir kokių? Ką čia turim? Šaukštą, Mhm. keptuvę. Keptuvė ir šaukštą. Ir dar turime instrukciją, kuri labai padės, nes be instrukcijų mes čia nieko nesustatysim. Nu jo. Tai ką, Brukne, statom? Gerai. Taigi, ką tik baigėm statyti, Nebuvo labai sunku. tikrai nesunku. Ir mes turime mikrobangę. Kuri šviečia. Taip, su lemputėm. Dar turime Puodą. puodą ir keptuvę. Viskas čeža. Ir šviečia. Dar turime orkaitę, Kaitę. Kraną. krepšelių. Turime ir įrankių visokiausių, vienu žodžiu, labai daug ko turime. Taigi, baigėm šios dienos virtuvėlės apžvalgą ir Rokai, ar tau patiko? Na, man labai patiko, nes šita virtuvė turi labai daug įvairiausių funkcijų. O tau kaip? Man labai patiko. Primena jį į tikrą virtuvę. Nu jo, ypač tokia, kaip kokią aš turiu namie. Tai ką, atsisveikinam? Iki! Iki!